Sveiki! Kauno miestas yra puikiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje dėl savo įsipareigojimo darniam judumui. Ir šiandien apie įvairias iniciatyvas susijusias su naujais dviračių takais arba su atnaujintu viešojo transporto parku arba su tuo, kad įvažiavimas į Kauno miesto senamiestį bus šiek tiek apsunkintas ir apribotas siekiant mažinti CO2 emisijas. Mes kalbame su Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėju Martynu Matusevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Kiekvienas iš mūsų namuose turime po vieną arba net ir po kelis dviračius. Ir atšilus oram mieste pastebime vis daugiau ir daugiau dviratininkų. Taigi, Martynai, kiek Kauno miestas yra draugiškas dviratininkams? Kokia yra dviračių infrastruktūra ir kokie yra savivaldybės planai tam, kad vis daugiau ir daugiau miestiečių vietoj to, kad vairuotų nuosavą automobilį, rinktųsi dviračius ir iš taško A į tašką B važiuotų būtent dviračiais? Kauno mieste šiuo metu turime daugiau negu 130 km dviračių takų. Į metus atliekama, įrengama ar suremontuojama iki 10 km. Tai ambicijos Kauno miesto tikrai yra plačios. Tikslas yra kuo daugiau kokybiškų takų. Susidurėm ir su problemomis. Problemos yra jungtis. Kai padaromos trasos, tada norisi ir daugiau, kad patogesnė trasa būtų, įrengti ir jungtis. Kokybė dviračių takų irgi matome, kad jinai gerėja. Matome, kad ir projektuotojai, ir dviratininkų bendruomenės nuolat bendrauja ir nori vis kokybiškesnio. Tai turim ir gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, kaip ir Studentų gatvėje. Tai tikrai manome, kad vienas iš labiausiai pavykusių projektų. Taip pat šis takas jungia ne tik tai Studentų miestelį, bet jau sujungia ir su prospektais, kaip su Varšausko gatve, Taikos prospektu. Tai matome, kad dviratininkams takai yra tik kokybiškesni. Turim ir dar nusimatę ir dar ambicingesnių projektų, tai yra netgi tiltai, nes irgi matome, kad trūksta tų jungčių ir tos jungtis, kaip Nemuno salas sujungtis su Minkovskio gatve, tai matome, kad tiltas jau yra pėsčiųjų ir dviratininkų jau pradėtas statyti, tai tikrai turėsime puikiai jungti. Tiltą pastačius, lygiagrečiai vykdomi darbai ir Minkovskio gatvėje, kur irgi turėsim 2 krypčių dviračių takus, kurie toliau irgi plėtosis ir jungs dar ir kitas jungtis. Artimiausiu metu irgi nusimato dar viena didelė jungtis, kaip iš senamiesčio galima bus patekti į Vilijampolę, Brastos gatvę. Irgi numatomas pėsčiųjų dviračių tiltas. Tai tikslai dideli, ambicijos didelis ir matome, kad mums puikiai sekasi įgyvendinti juos.